Grįžęs pas savo tėvus į Druskininkus, beveik visada pirmiausia nuvažiuoju pažvejoti. Prieš žvejybą meškerę susiruošiu iš anksto. Peržiūriu mazgus, valą, pavadėlius ir jeigu kažkas ne taip, persidarau iš naujo. Rudenį plėšrių žuvys suaktyvėja, ypatingai lydekos, salačiai, kartais kimba net kaip pasiutę. Dėl to labai būna smalsu nuvažiuoti prie upės ir pabandyti sugauti šių rūšių žuvų. Būtent 2025 metais atsitiktinai kartu su tėčiu nuvažiavom prie upės. Na, o kaip mums sekėsi, pamatysit netrukus. Lukas jau rišosi meškerę ir eisim žvejot. Nemunėlis, rūkas. Šiandien tikėtina, kad bus žuvų. Vanduo daugtas. Čia malas. Kas čia malas įgokai? Labas rytas, tai šiandien oras toks gana apniukęs, gana šilta, lapkričio vidurys. Bandom su spiningais, žiūrėsim gal koks salatės ar lydeka papuls. Tai va, einam palei krantą ir žiūrėsim. Turi? O, prašau. Žiūrėkit, jau kažkas traukia kažką. Padėt? Ne. Atsargiai. Nekelk labai. Nes pati išo. Nekelk labai. Jau įsiėmiau. Nežinau dar. O, nu va, pirmą turim jau. Nu va, tėvas jau atsidarė. Gaudom toliau. Nu dabar tavo eilė. A čia gali man ir neužkibti. Viskas tvarkoj. O, tu tą mažiukas gaudai. Salatuko noriu. Lydekų būna tokiose vietose. Va, matot, čia toks kaip sustojimas ir čia vat eina srovelė lėtesnė, tai vat čia bandysim. Gokai! Kurgi tu eini ant mano meškerės?
bičiulių. Opa, geras, vyrai, geras. Salatis bus. Aš taip spėju. Spėju, kad salatukas. Salatis! Va tokį va. Va toks va rytinukas. Va toks va batoniukas. Gražiai įlupyta. Pirmas metimas. Ir yra. Turim. Tai dabar tik tai gražiai blizgutę atkabinsim. Ir jo. O, salatukas. Paleidžiam vyrą. Plaukia namo vyrukas. Eik tu vyrai. Tai va rytas. Yes. Labai gerai. Užskaitytas rytas. Tėvukas lydekėlę pagavo. Aš jau vieną salatį. Tai žvejyba. Judam toliau. Ką, gakutis? 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 Geras. Kas va džiunglės brandam? Gali būti čerlydakas. Ką tu ten fotkini? Filmuoju. Gokas į kadrą papuo. O, jau daug kartų papuolė Gokas, jau žvaigždė bus Gokas.
Turi? Opa, tėvas turi kažką. Salatės bus. Šelvys bus. Iš to kaip čiupo, tai šelvys bus. Nu ką, tėvukai? Traukiam. Daužas. Jo. Šelviuk, tu gražu. Gražu šelviukas. Gražu šelviuk. Gal mažyti? Ne. Nu jo, aš manau, kad paleisk šitą. Nedidelį. Nedidelis, žinok, paleisk. Matuosim. Paleisk šitą. Opa. Va, koks gražus salačiokas. Gerai, kad jie be dantų. Nors blizgiai įsitrauktų krišium. Jo, kai jie be dantų, tai taip pat nesunku tada įsitraukti. Turiu aš va normalų. Jo, aš dar dovanojau tau šitą. Taip. Chirurgo žnyplės. Ką daryčiau be tavo dovanų? Viskas. Nu, va, labai gražiai dabar bus paleidimas. Paleisim dabar žuvytę. Taip, tėdė. Paleisim. Pamatuot reikia. Civilizuoti. Davai, matuojam. 60 только pėsnė. 56. Tam 6, nu ten ribos, jau galima paleisti. Tai tu paleisi, kaip pagausi savo. Damn, it feels good to be a gangster. Nuo toli jame? Nuo vidurio va čia kažkur. Bet ant kipso variai, ne? Jo. Jo, jie čia laikosi. Galvau lydekinas, bet kartais kliovas ne lydekos, kaip kalė. Jau teigiamai lydekaitė yra, šelvis yra. Tik norėtųsi kokių 5 kilų. Nu jau apetitas kyla be valgant žiūriu. Ne, tai aš didelių ir nepagavęs buvau, tai norėtųsi nors vieno į kartą. Palį 5 kilus tokia esmė. O, lydekėle, kur tu esi? O, lydekėle, kokia graži. Vai tai, gal užkibti man čia. Mano cilcikas yra maladės, va paėmė ir nuvertė tiesiog kamerą. Turi? Oi, tėvas vėl turi vieną. Tėvas vėl traukia. O nuo rankos nedreba. Čia gal gražesnis? Ne, nėra gal didelis. Kur
Gražiai spurda. Eikt. Dar vienas. Nu ką, žiūrim, ką čia turim. Lydeką. Salatis ar lydeka? Salatis. Kai duodi. Salatukas. Salatukas. Gokas žiūri, įdomu Gokui. Toks pats. Panašus. Čia va per čia gal kartu įsitraukti, čia ir mažiau gyvė. Jo, čia gerai. Sangokai. Žuvys kimba. Viską įspurda gerai traukti. Jo, gražiai. Paims? Nu ką, dar vienas? Jo. Nu šiandien tai jau ir tėvukas pavarė. Jo. Salatukas. Nu ką, pagavom 3 salačius. 1 lydeką. Tai sakyčiau, kad žvejyba, wow. Labai gera. Tai tokia jau sakėm, viena iš paskutinių šiais metais. Tai, uždarimas bus labai geras. Bet dar ne pabaiga, dar gaudom. Gal dar kažką pagausim. Bet užskaitau. Labai užskaitau. Tėvukas dar mėto, dar kantrybė neišseko pas tėvą, bet jau į pabaigą kantrybę matau. Gražus tas mūsų nemunėlis. O, matėt? Kažkas išėjo tenais. Pasakyk, kiek valandų? Kiek turim valandų? Po 11:17. Kaip emocijos, kaip žvejyba šiandien? Teigiamai. Teigiamai, ne? Taip trumpai ir aiškiai. Teigiamai. Gokas gaudo pelėnus. Uosto kažką užuodžia. O tėvukas gaudo salačius. Apka. Tik. Apka. Tik. Oba! Patogu jam nušuo. Galiausiai pabaigoje, nors jau visai norėjom namo, labai neštėjo pabandyti dar keletą paskutinių vietelių, kur įvyko nelaimė, kurią toj pamatysit. Ir būtent čia mano šuo su savo užpakaliu užkabino ir numetė kamerą į vandenį, kuri pradėjo visą keistai virpėti ir skleist šios bjaurius garsus. Mano laimiai, savaitę ją palaikius ryžiuose, atėjo kiniečiai ir ją išgelbėjo. O jeigu be jokų, tai ryžiai sutraukė visą drėgmę ir dabar kamera vėl veikia puikiai. Parašykit komentaruose, kokį didžiausią salatį pernai metais pavyko sugauti jums. Laikykit.